Va taip atrodo mūsų rulonėlis. Dienos norma, tai jau galite išgerti. Mini čipsų pakelis. Tokiam mažam užpakaliukui. Vandens kuleris. O kaip man dainos įrašyti šį telefoną? Čia yra mažiausias pasaulyje telefonas. Ir aš turėsiu šiandien prabūti su juo visą dieną. Tai nežinau, kokio funkcionalumo jisai yra. Nemanau, kad ten daug kas yra viduj. Pažiūrim. Ultra compact. Nu, čia mes jau matom, kad ultra compact tikrai turi dvigubą SIM. Ok, šito nesitikėjau. Bluetooth'as. Ir dar galim įsidėti atminties kortelę. Komplekte įeina pakrovėjas. Turim dirželį. Turim tokius dalykus. Tai galite įdėti telefoną į šitą dėkliuką ir galite jau mašinai savo turėti laisvų rankų valdymo sistemą. Bet kad yra tokia, pala, kaip čia įjungti? Man atrodo, jį reikia pakrauti. Mini čipsų pakelis. Tik tais pažiūrėkit, kokio jis dydžio. Palyginus su mano ranka. Tai dabar svarbiausias klausimas, ar šie traškučiai valgomi. Labai abejoju. O kas juokingiausia, kad ant pakelio rašo party size. Tikrai, kad party. O kaip man paimti tą traškutį, jeigu pas mane net pirštas neįlenda į pakelį? Va, nebent šitas. Šitas irgi neįlenda. Op, turim vieną čipsiuką, ragaujam. Čia plasmasė. Nuo biškį nusiviliau. Labai gaila, kad pasirodė visgi nevalgomas traškutis, bet tikiu, kad kažkur galima užsakyti valgomų tokių produktų. Kodėl pas mane viskas krenta per tos video? Paklaus dabar manęs, ar mes turim vandens. Artūrai, ar mes turim vandens? Taip, turim. Tai ištrauksiu. Štai. Ką, per mažai? Ne, tai jeigu tau per mažai, aš turiu daugiau. Va. Norma tikrai. O čia Volvič. O čia skirtingi brandai? Jo. Dienos norma, tai jau galite išgerti šiaip su tiek buteliukų. Va toks buteliukas. Nežinau, kiek čia mililitrų. Ar čia 1 mililitras bent jau yra? Neparašyta, bet yra barkodas, visai, žinai, parduotuvėje pirkau. Ne taip, kad, žinai, čia AliExpress'e užsisakiau. Bandom dabar kaip skonis, reikia atidaryti. Nesąmonė, čia neatsidaro. Čia tiesiog toks dekoratyvinis buteliukas. Bet nieko tokio. Nes yra mini vandens kuleris su glamžytu puodeliu. Na, šitas tikrai jau turėtų būti panaudojamas. Iš karto gal išvalom. Įpilam vandens. Va, tokia va dydžio mūsų bakelis. Kažkaip aš netikiu, kad jis laikys tą vandenį. Apsukam. 1, 2, 3. Būtinai reikės tokį į ofisą. 2019 metai. Pildikai dalyvauja Red Bullio muilinių lenktynėse. 2023. Pildikai dalyvauja Red Bullio Jump and Freeze renginyje. Žiauriai šalta buvo. Bet vis tiek linksma. Taip pat linksma gali būti ir šiais metais, kadangi Red Bull ir vėl organizuoja muilinių lenktynės, kuriuose gali dalyvauti ir jūs. Jums tai reikia užsiregistruoti, pasidaryti savo muilinę ir paskaityti video aprašymą, nes ten daugiau informacijos apie renginį. Pildikai, beje, irgi bus ten. Nesuprantu, kaip čia dėti tą kortelę. Ui, atsiprašau. Bandom jungti telefoną. Nice, turim visą batarkę, labai maži mygtukai, tai realiai su pirštu labai sunku paspausti. Tikrai pats telefonas, dar kartą palyginus su iPhone 15, va, atrodo taip. Visi pasirinkimai, ką mes čia turim. Mane jau pradeda nervuot, kadangi negaliu pataikyti mygtukus. Nežinau, net man atrodo, čia vaikui bus per mažas šitas telefoniukas. Nu, man reikia, man į dešinę. Gerai, pabandom dabar paskambinti. Tai Silvija, gali ten nueiti, aš tau paskambinsiu. Einam, Sofija. Girdi? Jo. Gal dėl to, kad langas atidarytas. Pala, aš darysiu langą. Pala. Nu, dabar girdi? O gerai ar taip? Nu, tipo. Sakau, kokybė gera? Nu gerai, okei, gali grįžti mašiną. Komplekte dar įeina tokia laisvų rankų sistema. Įdedat telefoną į šitą dalyką. Gerai taip laikosi, tvirtai. Laisvų rankų sistema, tai gal biškį galime ir patobulinti. Mini tualetinis popierius. 10 rulonų, visas didelis pekas. Nu, kaip didelis. Taip gražiai supakuota. Čia jau turi būti legit popierius, kurio galima naudotis. Va taip atrodo mūsų rulonėlis, tokiam mažam užpakaliukui skirtas.
tikrai nesili. Oi, tai čia žinokit 3 sluoksnių, toks brangesnis. Nu va, taip pat plėšat. Cuk. Opa. Čia jau, manau, metams tikrai užteks. Jeigu nekakoti iš viso, tikrai kažkur padėsiu kaip dekoracija. Taigi tęsiam mūsų mini telefono apžvalgą ir dabar bandom prisijungti prie kolonėlės. Rado 2 devices, mano telefoną ir šią mini kolonėlę. Tai nežinau, pabandom prisijungti. Connected. Ir kas dabar? O kaip man dainas įrašyti šį telefoną? Kas iš to, kad prisijungiam? Pabandom šį telefoną prijungti prie kompiuterio ir įrašyti porą dainų. Nepavyko prisijungti. Gerai, bent jau datą rašo. Ir tai su klaida. Šiandien sausio 1. Organizerį turi. Net žadintuvą turi. Ok. Galima nustatyti žadintuvą. Nepasitikėčiau tokiu žadintuvu šiaip. Tipo internetą, bet nežinau, ar jisai mums reikalingas. Tikėjausi biškį daugiau naudos šito telefono. Rašykit komentaruose, jeigu norit, kad atsisiųsčiau patį mažiausią telefoną pasaulyje, bet jau smartphoną. Like šitą video, prenumeruokit kanalą ir susitiksime kitam mano video. Iki.